Bomba! Labą dieną! Artūras akvą gaudo. Kebras kirstomis. Vyras! Bėg, seniukai, bėg. Jis nubėgo į tą pusę. Opa! Stok! Eik tu savo, kaip ir tikau. Eik tu savo. Filmuok, žiūrėk, išbėgo į lauką. Artūrai atsidarė duris viršui. Bėgu. Stop! Jis čia atbėga. Mes atsimušėm sieną, man reikia matyti šią greičiau. Silvė, matau! Mane pamatė. Oi, jis nupildo. Šit, jums reikia, žinau, kažkur išsislėpti. Sakai į tą pusę? Kil! Kaip sunku. Artūrai, kaip tavo reikalai? Nebenoriu žaisti. Gal nereikia. Darbo drabužius ir tiesiog apsimesti jais, žinai, kur tipo toks prie Hebros ir Žiauriai geras, žiauriai. Wow. Nesijaudinkite. Sveiki atvykę į Dariaus ir Girėno stadioną, kur šiandien vyks pirmosios Squid Games slėpynės Lietuvoje. Taisyklės paprastos. Jūsų tikslas surasti 3 raktų kombinaciją, kol sargybiniai dar nepradėjo jūsų medžioti. Tam turėsite 10 minučių. Radę visus raktus, ieškokite durų, už kurių paslėptas garsinis signalas. Paspaudę jį, laimėsite šį žaidimą. Sėkmės ir būkite greiti. Pasitarimui turite 2 minutės. Šitoj pusėje yra visi lounge'ai. Toj pusėje nieko nėra. Aš galvoju padaryti gal vietą, kur palikti būtent raktus, kuriuos randam, bet po to jie gali laukti mūsų toje vietoje pamatyti, bet jie nežino, kad mes slėpsime. Ar tipo kiekvienas už save varom? Nu, bet mes Tai mes komanda. Ne, bet gal įdomu būtų iš tos pusės, kad mes pamatom vienas kitą ir tada pasakom, kokius turim, žinai, spalvą ir panašiai. Būtų pradingu, jeigu mes po 2 einam, pasislėpti netolimais, kad jeigu vienas surastų, tada negalvos, kad kitas yra šalia ir tada jis išeis. Ir tada vienas laimi, realiai. Niekada nežinosi, kuris dig bus ir išduos tave. Jeigu iškos Myra, tai jums pasiseks. Bet jeigu iškos Artūras, tai... Myra lėtesnis, tavus iš tos pusės. Myra tave paleis gali, žinai, nu eikai. Jam skaudės širdį. Žinau, ką aš sugalvoju? Aš sugalvoju, kad galima nueiti pas tos vyrus, paprašyti jų darbo drabužius ir tiesiog apsimesti jais, žinai, kur tipo toks prie Hebros. Ir jam duodi savo drabužius. Ir dar tą žoliapjovę norėčiau prasilėkti. Aš tiesiog noriu pravažiuoti, žinai, su kažkuo. O kas buvę šitam stadione iki šiandienos? Aš esu buvęs. Aš žinau, šitą stadioną daug ištarinėjau šiaip. Visi po 2, aš vienas. Gal po mašiną pasislėpti. Čia nėra paslėptis. Po stalų iškart patikrins, nebent tualetę užsirakinti. Žodžiu, kol jie dar neieško, mes pasistengsim maksimaliai surasti daug raktų. Per šitas 10 minučių ir laimėsim. Reikia raktą surasti per tą skaičiavimą jų. Buvom pats! Škats iš čia. Iki ten ieškot. Žiūrėkit, yra palapinė. Galima užlįsti. Dar palapinės. Va, radau. Seniai vieną. Rimtai? Skemeris, kaip tu pavadinai? Tiesiog, kur čia tokia logiška vieta. What? Tai reiškia, čia jau nebus kažkur. Manau, kad reikia varyti į kitą pusę. Prašau, pasakyk, kad yra... Nėra. Katėm. Varom kitur dabar. Mergaičių tualetas, bet čia tikrai jau ras.
Kai super random vietą turėtų būti, aš tai spėjau. Kadangi čia stadionas, bėgam patikrinti prie abiejų vartų, gal likti čia bus raktelis. Akva laksto. Per centrą. Kad aš net nesiorientuoju, kur aš esu. Man reikia pirmą suprasti, kur mes randamės. Aš vieną turiu, Hebra, vieną turiu. O kokią tu radai? Rūžavą. Bet forma. Nu, rodiklė tokia. Nu tai trikampis? Ai, supratau, kvadratas. Bet matėsi visai. Karočią, dabar reikia, aš tikrai bus anoj pusėj. O tenai. Ne? Ne mano? Aš manau, kad tikrai bus trečiam aukšte. Varom į trečią aukštą. Bet dabar mes trysia, čia gerai ar blogai? Kad neras manęs pirmą. Nes jeigu ras pirmą, tai kažkaip visada ilgiausia būt pirmam, ne? Nebent eiliai stovi, kad naują iPhone nusipirkti. Radau kažkokį kambarį. Pažiūrim, čia nėra, šaldytuvė nėra. O, aš atėjau iš trečio aukšto. Tai ten yra pilna laužų kambariukų. Stadionę vartus patikrinam. Ten irgi nieko tokio nėra. 2 minutės praėjo. Aš tai manau, iki jų ieškojimo pabaigos, pradžios, mes turim daug šansų nemažai raktus rasti. Aš manau, kad radau savo vietą. Va čia. Bandysiu išlįsti. Gerai. Kietai. Turim pirmą raktą. Belen kaip karšta. Yra šansų, kad čia bandys žiūrėt. Jis jaučia čia komfortiškai ir saugiai. Einam į trečią aukštą. Man karšta. Čia ne šitas raktis. Bet reikia slėptis taip, kad galima būtų, jeigu ką, pabėgti į vieną arba į kitą pusę. Mūsų va laksta. Kas išmetė rezervaciją? Sakau, darai duris! Oh my god. Kol kas ramu, kol kas dar jų nesimato. Nu, man įdomu, kiek seksis Mirai su Artūru mūsų gaudyti. Manau, kad pakankamai greitime. Jau kaip pasenę, nupenėję. Bet tikrai lauke turėtų būti raktų, reikia, kol jie dar nepradėjo ieškoti lauke, nes ten labiausiai matosi. Dar turim 5 minutės. Jau prasideda panika, 5 minutės lieka. Bet čia bet kur gali būti. Tokie maži raktai, tokioje erdvėje, nu tai čia neįmanoma surasti. Is anyone here? Kokį radot? Bet tokį patį. Ai ne, gerai. Tai jūs pamatot trikampinis, o pas mane kvadratinis. Tai realiai reikia dar vieno. Reikia dar vieno. Vadinkite mūsų profesionalais, nes jau turim 2 raktus. Prašau. Let's fucking go. Čia kvadratas irgi. Tai čia toks pats, kur Andrius turi. Sadly. Rakčiukai kur tu? O įdomu, iš kur jie pradės ieškoti. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Ojei. Atėjau tokį lounge'ą, ieškosiu čia. Bet o kur tos durys, Hebra? Jau turim 2, Lukai. Šiaip iš tikrųjų, permušinėje širdį. Tu kokį turi? Kokį? Bet pas mane kvadratas, man atrodo pas tave irgi kvadratas, ne? 2 kvadratas ir 1 trikampį. Bet tikrai ir tai reikia, ne? Nesakė, kad... Ne, turi būti dar skirtingas, turi būti apvalus. Dar turi būti apvalus. 4 minutės. Ui, sana. Neturi raktą. Trūksta 1 rakto. Ir jeigu čia prigult, visai komfortiškai. Aš mąstau, kad šita vieta nėra pati geriausia. Tipo, mid. Dabar jau turiu reaguoti į kiekvieną triukšmą, nes jau man atrodo ir neužilgo pradėsiu ieškoti. Žiūrėkit, kaip jis slepiasi. Gerai, mes su Luku pasidalinom, jisai pasižiūrėjo vieną koridorių pusę, aš pasižiūrėjau kitą, nieko neradau. 3 minutės rodo dar, 3 minutės. Matau, radau. Irgi aš 2 kvadratus turiu. 2 kvadratai. Užlindau už palapinės. Mano koja pastrigo, fuck. Labai reikia surasti, kad teks žiauriai rizikuoti ir artėti prie jų paieškos pradžios vietos. Žiauriai karšta. Man atrodo, gal kažkur apie minutę liko, kol pradės ieškoti. Aš leidžiuosi į pirmą
paieškos viršui. Kodėl čia servetėlės numestos? Fuck. Rakčiukai. Nu, aš dar tikiuosi, kad čia bus. Čia kažkur. Kad nereikėtų grįžti tą pastatą pagrindinį, kur visi ofisai yra. Nes aš galvoju, kad jie ten pagrindinį ir bandys jos gaudyti. Jie raudoni, tai turėtų gan neblogai matytis. Kažkas eina per koridorių. Aš čia užsislėpus už stulpo. Ten tiesiog santechnikas. Nu jau rip, karočią, jau to ieškos. Kiek ilgai aš galiu tupiko pozų atlaikyti šitą dalyką? Nes man jau darosi sunku. Gal pabandysiu rizikuoti ir išeiti lauką? Vala, biškai sustabdau filmavimą, hebra, nežiūrėkit dabar čia ką daryti. Nu ką, po visų reikalų kaip naujas. Viskas, praėjo 10 minučių, jie turėtų pradėti eiti ieškoti. Nu, Mira, ar turi kažkokių strategijų? Aš galvoju, gal einam abudu, pažiūrim maždaug, apžiūrim kas kaip ir tada pažiūrėsim pagal visą. Jeigu per pusvalandį nesurandom bent 3, išsilakstom. Bet kol jie vaikšto lauke, tai viskas labai gerai, nes mes jos matome, tai jie įs vidų ir tada bus problemėlė. Ir jie prisimink, kad gali iš čia irgi iš vidaus pareiti, mes nematysim. Dėl to jau visada gerai mažiai atgal. Turim racijas, tai patikrinam ar veikia. Aš galvoju, gal pradedam nuo vidaus. Pituchas. Pirmas pituchas čia. Oh fuck. Raudoni visi. Gražus. Kad nežinau, nematė manęs. Nu tai ką, ar matai tu juos? Galėjai šiaip kostiumą didesnių padaryti. Nu dėl kostiumų sutinku. Susitraukia, matai, išskalbiau prieš pat filmavimą. Į mūsų pusę eina. Jo, į mūsų pusę. Jo, nes ten, kad tai... Mes manom ten. A tu beje, žinai, iš kur pas mus tokie gražus karnavaliniai kostiumai? Na, o iš kur? Taigi iš Party Inbox dabar su nuolaidos kodu STEAMOMEDIA gausite 20% nuolaidą internetinėje svetainėje arba fizinėse parduotuvėse Vilniuje ir Klaipėdoje. Kodas negalioja tik tais Heliui. Jo. A, tik Heliui? Taip. A, ir svarbu paskubėkit, kadangi kodas galioja tik tai savaitę laiko. Jo. Ir ten? Ai, ten, aš ten. Tai ten, aš ten. I'll just lay low for a bit, kol jie man pasišalins iš čia, nes jeigu pasirodysiu, tai jiem nėra taip toli čia ateiti. Sakė, žolės nemindžiat, tai mes kaip ir nemindžiam. Jeigu atstumą turi, laimėsi greičiausiai. Jeigu neturi atstumą, tai tada pralaimėsi. Manau, kad nieko nesurasim, žinai, čia tokios didelės patalpos, tiek daug erdvės. Jeigu surasim bent pusę, bus labai gerai. Mira, greičiau. Oh my god. Jeigu aš būčiau Arturka, kur dėčiau raktą? Jaučiu pamirščiau padėti. Aš galvoju, žinai ką? Varom už tų visų kėdžių, taip už tos pusės. Pasižiūrim ant tribūnų iš karto. Čia neįmanoma, čia neįmanoma rasti kažką. Opa, uždaryta. Ne problema. Nu, galėjai ir kitą vietą. Apsidairom, galbūt kažką pamatysim. Žinai, kas juokingiausia? Kad jie kažkur tai sėdi ir mūsų žiūri, tiesiog žvengia. 100% kažkas sėdi VIP lounge'uose. 100%. Jie dabar gali realiai į mūsų žiūrėti, o mes jų tiesiog nematom. Ok, aš esu visiškai saugi, nes pasižiūrėkit, kur jie. Aš dabar šliaužti link ten, nes aš noriu pasižiūrėti, ką jie daro, bet aš bijau, kad jie mane pamatys. Pala, gal pamojuosiu, gal atmojos man atgal. Mojuoja, bet nežinau kam. Ne? Nesuveikia. Gerai, einam. Įrinkti šią. Žodžiu, jeigu mes visą laiką žinosim, kur yra jie, taip pat žinosim, kur yra saugu nueiti. Tai mums tiesiog reikia nepamesti jų iš akių. Gerai, bandom į tą pusę. Mira, atsimeni bent jau, iš kur mes atėjom? Nes aš biškį pasimečiau. Tai tiesiog į kitą pusę nueisim ir viskas. Kažką girdžiu. Siūlau iš karto eiti į VIP lounge'us. Kažkas ateina. Pala. Gerai, pavargo. Man atrodo, aš daug nebėgiosiu. Pala, o VIP lounge ne iš tos pusės, kur mes atėjom. Pala, o lounge iš kitos pusės, iš kur. Jo, ateina Arturka. Arturka ateina. Reikia nepergalvot daug, bet tiesiog pasislėpt kažkur.
Gerai, tada žiūrim tribūnas. Opa! Oi, kodėl šitą atsisakau? Andriau, stok! Prenumeruoti Steam kanalą. Prenumeruoti Steam kanalą. Myra, ten... Fuck! Iš kitos pusės, Myra, davai, bėgam. Prenumeruoti Steam kanalą, hebra, prenumeruokit. Geri žmonės. Bėga, Andriau. Greit. Sportas. Tau tai gerai, tu į sporto salę vaikštai. O kas to Myra trukdo pradėti sportuoti? Jo labiau už tokią juokingą kainą, tik 5,99 € per mėnesį. Einam rodytis naują Akropolio Lemon Gymą. Čia Myra viskas įskaičiuota. Moderni įranga, recovery zona. Hyrox treniruočių zona, grupinės treniruotės ir net sauna visiškam poilsiui. Nerodysiu dabar, nes ten nagi vyras. Klubas veikia kiekvieną dieną visą parą. Tai gali pasirinkti, kada tau patogiausiai yra sportuoti. Ar prieš apsipirkimus, ar po apsipirkimų. Na, o jeigu jau prakalbam apie apsipirkimus, svarbu paminėti, kad jeigu įsigysite Lemon Gym narystę dabar, gausite 30% nuolaidą Night parduotuvėje. Beje, Lemon Gym nori padovanoti 1 metų narystę vienam iš jūsų. Viską, ką reikia padaryti, tai tiesiog kažką pakomentuoti po šio video. Taigi užsukit į šio video aprašymą ir pasiimkit Lemon Gym narystę jau dabar. Bėgam. Jis nubėgo į tą pusę. Nes su tokiu kostiumu tai sunku bėgioti. Opa! Myra! Blemba greitas. Irgi matys sportininkas. Myra iš tos pusės. Reikėjo operatoriui duoti vieną peilį. Esim tai viršūnė? Myra! Stok! Gaudyk! Eik tu, pasikojus saugai. Gerai, pabėgo. Bėga. Ten Andrius. Pasikojus ilgos, blemba. Pabėgau. Gerai, jeigu mes taip lakstysim, tai ką žinau, jų tai daug, mūsų tai mažai. Artūras bus iš tavęs? Aš girdėjau, kad jie ateina, užlipau viršų ir nespėjau paslėpti. Tuoj numirsiu. Tuoj atsigausiu. Kiek raktų turėtų? Aš turiu 2 kvadratinius abu. Mama, aš čia taip labai jautai. O, žiūrėk, ten dar vienas yra. Jie atbėga čia. Mums reikia bėgti. Nu, prabėgimą neblogą turėjau. Kodėl aš jaučiuosi kaip tikram Squid Game? Atrodo, kad mane nužudys. Kažkaip, Myra, va, 2 metrai buvo nuo jo. Nu, nepasiekiau. Man reikia nors vieno rakto ir tada aš pradėsiu ieškoti savo kolegų. Aš nesuprantu vieno. Kur visi pasislėpė? Aš nieko nematau. Atrodo, kad aš čia viena likau. Bandom surasti, kur yra mūsų medžiotojai, kad bent kažkiek orientuotas, kaip laisvai galim vaikščiot, nes dabar super patiliukais viskas ir toks net sunku susikaupusi ties raktų ir durim, kai visą laiką reikia žiūrėti per petį. Reiktų jos pamatyti, kad įsivaizduot, kur jie yra. Bet kaip sakoma, jeigu tu jos matai, jie tave gali matyti irgi. Andrius on a lookout. Nieko nematau. Reikėjo žiūronus pasiimti. Man atrodo, aš ten Luką mačiau. Ne, nu čia nemanoma šitoj pusės rasti raktą, nu čia belekiek šito erdvės. Pala, mes ten praeisim? Pala, greitai apsižiūrim čia. Ant drąsos. Mes dabar žiūrėsim, ar Artūras mumis pastebės.
Nu, čia šiaip casual diena in the office. Sunkus pirmadienis, tik tiek galiu pasakyti. Davai, aš kažkur tai su binokliu, žinai, pažiūrėsiu. Atsidėk veid. Mes jeigu tai pamatysim kažką, surieksim, tu vis tiek nespėsi iki jo dabėgti. A, jie mūsų nemato. Einam į patalpą. Einam į patalpą. Kokia lievė, what the fuck? Mes čia! Užbėgu į tualetą, truputėlį pailsėti, atsikvėpti ir bėgsiu toliau. Palauk, čia turi. Bliam, na į moterų ašgi neeisiu, nu. O gal ten kažkas sėdi? Gerai, man atrodo, reikia tiesiog jau atskirai eiti. Artūrai, aš tai matau, du žmonės tiesiog sėdi ir nieko nedaro. Kuriam VIP lounge jie? Antram? Trečiam. Artūro nebėra. Jie įsiskirstė. Ten tik tai myra. To iš kitos pusės apibėgsim. Jie, man atrodo, nemato manęs. Matai viršų? Ble, kaip matosi gerai. Norėjau slaptai, nesigavo. O žiūrėjau, jie bėga iš to pusę. Turit naują raktą? Apvalaus neturit? Neturiu nieko. Gerai, Artūras eis per priekį, aš, man atrodo, per galą eis. Jūs tik dabar išėjot, mes jau turim 2 iš jūsų raktus, taip kad, bet neturim nei vienų durų. Aš žinau, kad slėpiausi va čia. Reikia biškutį paslinkti. Gerai, va, jie žiūri. Vitalijus man padeda atsukti, kad aš pasislėpčiau. Gerai, viskas ten. Mane užspaudė čia. Biškutį pailsėsiu. O aš pailsėti dėja negaliu, nes turiu pabaigti montuoti šį video. Šį video nebuvo šiaip lengva montuoti, bet ačiū Dievui, Destronic man atsiuntė šį žiauriai patogų stalą ir šią ergonominę kėdę. Ir jų dėka mano montavimo procesas tapo malonesnis. Kas man žiauriai patinka, kad pasirinkau platesnį stalviršio dydį, nes montuoju 10 valandų iš eilės, labai sunku išsėdėti vienoj pozui. Taip, laidai dar nesutvarkyti, dar nepriskau šitų dalykų. Galite pareguliuoti aukštį. Labai patogu, kad čia yra Type-C jungtys, nes būna, kai montuoju išsikrauna mano ausinės, tai pasiemu laidą, špikšt ir jokie laideliai jums netrukdo. Patogiausia Destronic ergonomiška kėdė su 9 reguliuojamais taškais, super kokybiški ratukai. Daugiau informacijos apie pačią Destronic produkciją ir spalvas rasite šio video aprašyme. Beje, nepamirškite naudoti nuolaidos kodų Steamo ir gauti 30 € nuolaidą. O aš einu toliau montuoti. Pala, bet jau sumontuotus, jūs jau žiūrit. Kažkaip nelogiškai gaunas čia. Pasičekint reikia, kurie kas nori ant aukos eiti. Matau jos, jie ten. Taip arti? Jo. Artūrai, atsidarė duris viršui. Per vidurį. Bėgu. Aš einu iš kitos pusės ir pagausiu. Va, jie į tą pusę nuėjo. Vėliau, kur greičiau? Laiptai. Uždaryti. Mes atsimušėm sieną, mums reikia mauti čia greičiau. Laiptais viršų. Aš radau duris. Pažiūrėkit, čia duris, reikia įsiminti. 073. Būčiau dar laimingesnė, jeigu rakto turėčiau. Tikiausias dalykas, bet reikia patikrinti gal. Alio? Nieko nėra. Super lieka vienas liepti, nes jie tikrai girdi mane, aš tikrai negirdžiu. Artūrai, kaip tavo reikalai? Užsičiauk. Gerai, kaip tavo reikalai? Tyliai pabūk. Opa! Labą dieną! Artūras akva gaudo. Bata pavyzdys! Eik tu, kokie jūs greitai visi! Kokie... Fuck.
klausiu. Operatorių galit pasakyti. Oba! Bliut. Kaip sunku. Ai, va, kažką padūrė. Jo, čia stovo padūrė. Ir jis turėjo vieną raktą, bet tokį patį kaip aš turiu. Tai reikia bėgti pasimti dabar tą raktą. Jo. Ot? Arturai. Man atrodo, čia aš tavo bandą radau. Pamečiau batą, ką daryti. O tai kur jam šoka? Eina šiek tiek. Eina šiek tiek. O kaip tu jį pametai? Eik tu, kokie jie visi greiti. Eik tu. Nubėga. Nubėga. Akva. Kur akva nubėga? Pala, iš tos pusės nubėga. Pala, o gal jinai mane čia apkvailint nori? O, laba diena. Pagavo akva. Bet jūs tai duoda, hebra. Akva pagavo? Ką, nužudė? Čia stovo nužudė ir akva. Ei, mes praradom jau 2 žmonės. Kaip minimum. Bet kaip kikino in panika, kai pradėjo atvykti saiktų savo. Bet mes tik 2 radom, aš jau visas šlapęs. Mačiau Igną į toj pusėje. O, mes Igną turim. Žodžiu, čia iš abiejų pusių stiklinės duris. Visur, va, taip per viso koridorių. Jeigu sustovėsi prie durų, tai tave matys iš viso iš kito koridoriaus galo. Va, apie ką aš kalbu. Fu, gerai, biški chill. Jau matau visi pavargę. Aš kažką girčiu. Biški palaikštam. O pas čia stovo raktų nebuvo? O Dieve, Artūras iš ten ateina. Gerai, einam ieškoti toliau. Bet Ignas yra šitoje pusėje dar. Čia kažkaip gal nieks nesislėptų laiptinė. Gal nuobodu būtų. Ne. Pat. Antras aukštas po kairę prieš paskutinį slandą. Aš matau. Bėgam. Žodžiu, mes juos matom, mes juos stebim. Opa! Tas jaunimas greitas dabar, žinokit. Adomai, kaip tu? Pas mane peilis sulūžo. Eik tu savo, kaip ir... Eik tu savo. Filmuok, šiek išbėga į lauką. Opa! Ai, pagavau. Padūrė, oh my god. Su tokiu peiliu. Eik tu. Nebenoriu žaisti. Artūras pavargęs. Eik tu. Aš galvoju, kad čia išbėgus galima. Aš pamečiau peilį kažkur savo. Seniai, akvos draugas, arba jis arba akva turėjo trikampinį raktą. Pabėgimas nelabai gavos, nesugalvojau pafilmuoti vidury, bet jisai tikrai greitesnis negu jisai atrodo. Ir aš apsigavau būtent šitą vietą, man rados. Artūrai. Aš noriu biškai palaik, Mira kažką sako. Ar tai viena? Čia, nukilino Igną. Vos pasižiūrėjau. Mira, jis yra čia. Aš mačiau iš tos pusės, kur mes tik pradėjom. 2 ar 3 žmonės prabėgo tiesiog. Jis pamatė. Ir Mira pamatė mus. Hebra skirstomės, nes Mira mus pamatė. Tai turim greičiau nubėgti. Artūras čia, Mira čia. Mes tik paklausinamės dabar. Žodžiu, mums reikia kažkaip patekti viršų. Mums reikia, žinau, kažkur išsislėpti. Davai pasiskirstom biškį. Dabar mus matom, mes jų nematom. O ten sėdi, blemba Artūras. Jo, jis ten ilsisi, nes Čeisas buvo žiaurus. Eik tu, nu gerai. Bet kur mano peilis dingo, tai aš dabar nežinau. Artūrka juda link čia. Bet Artūras va ten buvo ir ėjo link čia pro tą pusę, tai atsargiai. Va, žiūrėk, raudonas kostiumas, matai? Matai kažką? Nemanai, kad gali būti prie tų mašinų raktų? Žinok, gali būti. Nes tikrai mačiau, nu prabėgo, gal 2-3 žmonės. Aš jų dėmesį nuteiksiu, jūs bėkite ten visur ieškoti kalbų. Aš tau kada aš taip bėgsiu.
Aš suprantu, Kodėl jūs mane gąsdinat? Jis antram aukšte. Bet Artūras, man atrodo, mus užmatė, kažkodėl man toks jausmas. Stebėkim Artūrą. Aš žinok visus matau dabar, kitoj pusėje. Vyra, eik aplinkui. Eik ten, eik. Jis čia atbėga. Apsupam iš dviejų pusių. Nebežinau, ką daryti. Aš nežinau. Aš esu šiuo momentu dabar tokioj pavojingai zonoj. Išlipti į atvirą erdvę. Čia buvo blogiausia, ką aš galėjau padaryti. Aš žinau, kad slėpiuosi va čia. Aš biškutį pailsėsiu. Gerai, pailsėk. Artūras su Myra yra dabar šiuo momentu už manęs kažkur. Jau pusę praėjau, žinok, nematau nieko. Einam į VIP lounge, pažiūrėsim. Beje, šitos VIP lounge'us galite nuomoti savo renginiams, gimtadieniams, šventėms, atnešim su gėrimukų, pažiūrėsit geimą kokį. Taip pat čia yra ir sporto halė, erdvi, patogi ir tobula vieta jūsų renginiams. Gerai, einam toliau ieškoti. Bet palatai, jie bėgo, šitam aukštį bėgo. Ar apačioj? Ne, šitam man. Ne, apačioj. Matau tave. Jums adresai. Taip, Talžunskis bėga. Bet tas Talžunskis, sakau, čia jį pavyt, kaip nežinau ką. Gerai, einam aplink. Gerai, biškį prasidėgam. Pamatė mane Myra, man atrodo. Iš kitos pusės pamatė mane Artūras. Aš pabėgu. Tikiuosi netikrins šito tuliko. Artūras, atsargiai. Silvija, matau! Stop, Silvija! Stop! Mane pamatė, bet aš pamiršau skaičiuoti. Ar Demi? O gal Demi buvo? Gerai, kad mes įsinežinom laiku iš visų lounge erdvės. Visų pirma dėl to, kad jie ten buvo. Visų antra, nes jau žiauriai karšta. Ir ačiū Dievui, kad esu lauke. Žentelis. Kažką girdėjau. Jep, čia. Matėm ką tik žentelį. Ateina iš ten. Man tai įdomu, kur jie visi. Dar vienas bėga. Gyvas, ponulis. Gyvi dar. Pametėm apie abiejų ieškotojų lokacijas. Opa, matau. O yra čia, kur pipstopas vandens išgert. Matau žentelį. Stop! Jis išsidarė. Taip galima? Viskas. Apgavau. Jie dabar išbėgs ir paliks mane. Nukreipiau sėkmingai jų dėmesį, kol jie yra prie manęs. Jie ieško paskutinio rakto. Radau žentelį, bet svečiau išsidarė su rakto. Tai truputėlį pabudėsiu. Man tai žinai, kas juokinga, aš tiesiog su Talžūno ratais bėgioju. Jau nežinau, trečią ratą mes čia sukiau. Chebryte, kol aš čia, mano chebra sėkmingai ieško rakto. Tavo pusė chebros jau nukilinta. Nenukilinta pusė chebros, nukilinti 3, dar liko 4. Bet duodam tau laiko, mes dabar išeinam, duodam laiko tau pasislėpti. Kiek laiko? Minutę. Minutę, palauk, skaičiuoju, galiu išeiti tikrai? Ei, au! Ei! Aš filmuoju, jie man pažadėjo minutę laiko. Minutę laiko, pažadėta. Kodėl tie varteliai taip uždaryti? Ready, steady. Aik, tu kaip tik praėjau. Go! Žia, oh my god. Gal kitais metais. Į kitą pusę eina. Kaip tik praėjo. Nice. Ką, grįžtam ieškoti raktų, bet aišku dar kažkur Artūrka gali būti. Nu gerai. Duoda minutę, gerai. Pusę minutės praėjo. Jo pusė praėjo. Pusė?
Gerai, jau 15 sekundžių. Man atrodo, vėl mačiau, kad prabėjau kažką. 10. Gaudyk, vyra. Gaudyk. Mira. Žiūrėk. Mira, kur tu? Negaliu. Oh, no. Bėg, seniukai, bėg. Tegul žentelį bėga jisai. Aš geriau talžūną paieškosiu. Bet tas jaunimas greitas, nu. Kiek po žentelį ten tų jėgų, aš nesuprantu. Jis vyresnis už mane, nu. Okei, pabėgo. Jie būtent dabar. Einam pasidėt. Aš žinok, negalėjau pavyti, nes aš čia porą minučių atgal startą žemą dariau. Tai žinok, visas jėgas išnaudoju čia. Go! Pabėgau. Nu, galiu pasakyti, kad antrą kartą taip nepabėgčiau. Nebeliko jėgų. Reikia pradėti sporto salę. Visas padusęs, gerklės skauda ir aš tik vieną kartą bėgau taip ekstremaliai iš visų. O jūs įsivaizduokit, kaip sunku turėtų būti Artūrui ir Mirai visus pagauti. Bet tai, kad jie jau pagavo 3 žmonės, didelis respektas tikrai. Wow. Tipo, kai taip žiūri, žiauri lengva sumaišyti apsauginį ir tavo hidroforą. Karočią, eina link čia, tai reikia bėgti. Gerai, aš rami, nes aš matau juos abu stadione. Kol aš žinau būtent kurioj vietoj, kuris yra, man ramu. Bet kai aš nebežinosiu, čia bus problema. Ačiū, Kilina. Aš ką mačiau. Nu kaip aš dabar pasivysiu, nu kaip? Blemba, reikia kažkaip patekti į tą 3 aukštą ir paimti tos raktus. Vienas čia, kitas čia. Juokingiausia tai, kad aš mačiau, žentelį, Igną, Akvą ir Talžūną. Kur visi kiti? Silvijos nemačiau, Vitaliką nemačiau. Rimtai, Dėmį nemačiau. Žiauriai negerą situaciją turim, nes Mira eina link čia. O Artūras kur? Kur Artūras? Liktais girdėjau duris. Gerai, reikia ramiai, tyliai, nes aš jau pavargau, Adomas irgi. Bet būtų kvaila čia slėptis. Dabar rimtai. Belenkai baisu, žinokit. Nežinau, kas sunkiau, ar bėgioti iš paskos, ar tikrinti visus tulikus. Tik negazdinkit manęs. Mano širdelė silpna, dar kitas tulikas yra. Mira ten, fuck. Reikia kažkaip patekti į vidų to pastato. Žinot, Talžūną, jis, man atrodo, tiesiog į savo mašiną įsėdo ir sėdė. Čia raktų nėra. Ką jis daro? Bet aš nieko nematau. Labai tikiuosi, kad dabar Hebra čia netvarys. Vitalijus stovi už mašinos. Tiesiog vidury stadiono. Aš net negirdžiu, kad kažkas bėgiot. Aš jau pasimetęs, kaip nežinau kas. Hello! Išsigandau. Aš mačiau vieną iš dešinės bėgantį, man atrodo, Vitaliją. Mano kojos jau guminės. Tikiuosi neteks bėgti dabar greitai. O jeigu teks, bėgsim. Aš šiuo momentu slaptai taip pat šliaužiu tam, kad nueit prie elektros skydinio, nes ten galima pasiekti normaliau. Neįsivaizduoju, kur jie. Oi, čia šūnų pilna. Pala. Jisai čia, Artūras čia. Kažkas ten bėgė. Andriau! Suryškinau atgal bėgt, ne! Ne, aš kitą kartą tiesiog nesivyčiau tavęs. Ne! Reikėjo bėgti tolyn, bet aš irgi pavargęs, belė kaip. Matau, kad kažką pagavo. Shit! Tiek taktikų sugalvota. Radau Talžūną. Aš čia žmogų mačiau, tu čia rėkui. Pamačiau ir Mirą. Galvau, kad matau tik Artūrą ir Mirą, bet pamačiau ir Mirą, tai dabar esu rami, nes jie abu yra toj pusėj. Aš esu čia pačiam viršui, tai biškai galiu pailsėti, bet jeigu Artūras pradės tik manęs ir vėl bėgti. Pabandyt patekti tą 3 aukštą, kur
O kur jis? Blemba. Artūrai, matau du žmonės. Gerai, sorry, pas mane yra reikalų. Davai. Skirstomės. Ir man atrodo, Vitalija bėga į kairę. Vitalija bėga į kairę. Kur ta kairė? Į kurią pusę žiūrėt? Kojas neklauso. Vitalijus nubėgo. Aš pagalvojau, kad aš pasislėpsiu, nes aš tikrai neturiu jėgų bėgti. Aš galvojau, kad viršui žiauri viskas matysis, bet visai neblogai. Kiek tu pagavai jau? Tai turim 4 žmonės dabar pagauti. Pas mane 2 buvo prie manęs, bet kažkur tai tulikusi, man atrodo, pasislėpė. Pagavom Česką. Su kuo ten stovi bazarinį, kodėl nedirbi, aš nesuprantu. Shut the fuck up. Jis išėjo. Aš grinai prie jo gulėjau. Sorry, Myra, bet man atrodo, kad jeigu čia būtų Artūras, jisai tikrai mane pamatytų. Aš kol kas čia pagulėsiu, man čia labai patinka. Tai liko dabar Vitalija, Silvija, Demi ir Žentelis. Pala. Tu, Myra, pagavai Žentelį? Ko mes neradom? Dar kartą pakartok. Ko mes dar neradom? Sakau, Žentelį pagavai ar ne? Man dabar bėgti iš paskos. Įeik į pastatą? Ir į pirmą aukštą dabar įeina Vitalija. Bandu įsibrauti pastatą. Aš jį matau, jis manęs ne. Išlinkta visai. Aš matau Žentelį. Tu jį sugavai ar ne? Ne. Bet aš galiu dabar tau pasakyti stop ir tu turi skaičiuot. Stop! Tu pamiršai apie šitą taisyklę. Aš nenoriu sušalti čia. Tai man reikia truputį iš čia varyti. Va, ten Artūras. Žodžiu, man kol kas keltis negalima. Jeigu aš atsistosiu ir bandysiu bėgti, tai iš karto mane pamatys. Žinok, šitam pastate yra kažkas. Vitalija, man atrodo, į 2 aukštą nubėgo. Artūras, teko gultis ir šliaužti. Mane pagavo. Kill! Ką radai? Vitalija! Ką? Ai, Vitalija. Gintarė. 2 žmonės liko. Silvija ir Demi. Davai, reikia kažkaip kartu dabar. Nes jie tikrai, kad pavargo, tikrai slepiasi. Manau, dabar nebėgioja. Žiūrėk tu į raudonas kaip burokas. Tai aš mačiau, jis bėgioja ten kitai pusėje. Einu iki Myros ir kažką galvosim, nežinau. Labai sunku bus Demis ras, Demi gerai, jis šiaip slepiasi. Kodėl jisai eina link mano pusės? Artūrai, ne. Kodėl man atrodo, kad jis tiesiai mane šiuo momentu žiūri? The fuck? Ne, eik tu nafik, Artūrai. Ai. O dieva, ką tik belė kaip peršiukau. Myra, nėra rakto. Tai gali būti, kad raktas žoliapjoviai. Arba jau rado, pala. Aš tiesiog jau žiūriu ir man atrodo, kad jis tiesiai mane žiūri ir jis eina link manęs. Aš galvau, kad man bus viskas. Susitiko. Liko 2, Demi ir Silvija. Aš Silvijos niekur nemačiau. Jinai pasislėpus tikrai, dabar tikrai nebėgioja. Nu, belė kur gali slėptis realiai. Ok, kažką susitarė. Kažką susitarė ir man nepatinka. Aš manau, kad man dabar reikės tiesiog bėgti. Biškelį palisėjom, galim pabėgioti. Artūrai, matau Demi. Myra Demi mato. Kur? Kur tu? Mes vienas kitą negalim rasti. Kur? Va čia. Ai, blemba. Bėgioja. Va. Eik, tu iš kitos pusės. Na, kodėl jie taip daro? Pala.
Davai, kodėl jie taip tu daro? bėk iš ten, Mira, bėk iš ten. Nu galėjai laisvai, davai. Blemba, nuvėlate. O kur jinai dingo? Man atrodo, kad mane pamatė. Čia adrenalinas tiesiog maksimalus. Dėmė tiesiog bėgioja ant tribūnų, mūsų nebijo. Manau, einam aplinkui, manau, čia praeisim. Tai dabar pats nefiniausias momentas, aš nežinau nei vienas, kur yra. Reikia tiesiog stebėti, kad jinai neeitų į šitą pusę. Būtų gerai, jeigu tu lygiai tiesiog. Artūrai, kol kas Dėmė neprabėgo į pastatą, tai jinai kažkur tai tarp tų tribūnų arba tų lygose. Gerai, einu aplinkui. Nu jau Dėmė tai tikrai pagausiu. Aš rimtai sakant, aš nesuprantu, kur Silvija sėdi. Svarbiausia dabar neiktyviai viską daryti. Aš tiesiog neįsivaizduoju. Kol kas nieko nematau, bet stengiuosi kuo toliau. Tai mes gaunasi, tiesiog va taip apėjom ir Dėmė kažkur dingo. Tam, kad patekti vidų, man reikia bėgti. Jie čia ateina. Gerai, aš matau, kad jie eina atgal. Čia yra mano šansas įbėgti vidų. Žalgiris! Pala, čia Kaune Žalgiris gerai, ne? Jo, Žalgiris. Neįsivaizduoju, žinau, kur. Tažiūrėk, aš šneku. Aš nieko nepagaunu, nieko negirdu. Pabandom tokią taktiką. Matau! Lysk! Silvija, matau. Kai jis mato? Ne, nepavyko. Paskutinis raktas yra rastas. Artūrai? Ką, galim taip šnekėti, žinok, aš tave girdžiu puikiausiai. O aš taip noriu. Pala, o apačioje po mumis ten dar galima kažkur taip? Nu taip, ten -1 aukštas. Nes aš tai neįsivaizduoju, kur Dėmė. Siūlau einam į VIP lounge'us, kurios galite išsinuomoti savo renginiams, šventėms, gimtadieniams. Blemba, nu vėl į apačią, nu. Tiesiog va taip guli. Čia 1,5 rakto. Gerai, mums tiks. Kam man jis reikalingas? Man reikia dar vieno rakto. Gerai, vyrai yra. O Artūro nematau. Man įdomu, kiek mes raktų turim. Būtų gerai surinkti visus raktus ir tiesiog žaidimas baigtas. Žodžiu, aš girdžiu, kad čia dirba valytojas. Aš nueisiu paklausiu, ar jos nematė kažko tokio. I'm so sorry to interrupt, but have you seen one of those keys somewhere, maybe? Последняя комната. Последняя комната. Спасибо. Sakė, paskutinis kambarys. Čia yra 2 kvadratai. Man reikia trikampio. Kaip mato, čia yra padėta koja ir aš dabar bandau apsispręsti, ar verta, ar neverta. Bėgu greit pasižiūrėti ir jeigu ką, greit parbėgu atgal. Matau ten viduj juos abu. Einam į VIP lounge'us. Dėmė, kiek žaidėm slėpynės, tai Dėmė labai gerai slepiasi. Nu labai gerai slepiasi. Čia dar nebuvom. Aš jau valgyt noriu, tiek kalorijų sudeginau. Hebra, ar yra kažkas? Au, Hebra, kur jūs visi esat? Aš mačiau Silviją, man atrodo. Kažkas ateina. Mira matė Silviją. Kur tu iš vis randies? Silvija! Ei, Silvija! Silvija bėga į 2 aukštą pas tave. 2 aukštas, aš kuriam? Aš antram? Su merginom reikia ramiai. Neišgazdinti, ramiai prieiti prie jų. Adomai! Mačiau Silviją. Kur bėgau? Pažiūrėkit, kaip aš buvau arti. Va. Kaip seks? Dėmė liko tik tais. Jinai surinko visus raktus, man atrodo. Jinai dabar ieško durų. O mes nežinom, kur tos durys. Mes lauktume tiesiog. Ar tai dar gal laimėsi? Gal dar laimėsi. Gerai, liko Dėmė, kai visą laiką. Jinai, man atrodo, turi visus raktus, tai jinai turi labai didelių šansų rasti duris ir laimėti. Tu primesk.
ką tik radau. Jeigu visiškai atvirai, aš net nelabai pamenu, ką čia bedaryti. Prisimenu, kad kažkur turi surasti spyną, bet ar jin yra lauke, ar jin yra viduj? Nu ką? Nu nieko. Nieko. Žiūri, pralaimim. Geras narkliukas. Bet iš kitos pusės, žiūrėk, pastavė taktiką bėgiot paskui, mano taktika laukt. Stovėti ir žiūrėti. Pala. Kojas mano. O žiūrėk, o kas ten, kodėl jis ten anoj pusė? Man atrodo, žiūri tiesiai mane. Žinau, kad mane Myra pamatė, bet jisai tingi bėgti iki čia jaučia. Iki čia džiauriai daug bėgti, aš tiesiog sužinau, kad jis tingi. Pamačiau. Paliamba, nu vėl bėgiot, nu davai bėg. Sakai tą pusę? Matau. Myra, ten žiūrėk. Myra, greičiau! Žiūrim tulikos žiūrėk. Čia tos durys, žiūrėk. Signalas. Dėmė. O kur jos buvo? Žinai, kur tos duris? Čia buvo duris? Eik tu per plauką. Aš net nemačiau jų. Tau tiesiog, jeigu pasirinktum šį tuliką, tai realiai laimėtum. Aš su tavim nebėgiosiu daugiau. Pirmosios lietuviškos Squid Game slėpynės baigtos. Manau, visai gavosi įtemptai ir smagiai. Ačiū dalyviams, būtinai pasekit jos Instagramuose. Visi turite Instagramus. Ir susitiksime jau kitam mūsų video. Iki! Turim, nuotrauką padarom.